Sveiki, štai ir sausis, pirmasis 2019 metų mėnuo. Tikiu, kad šitie metai bus jums patys nuostabiausi, o jūsų draugystė su Superavarija be abejo dar labiau stiprės. O kasgi stiprina draugystę? Be abejo dovanėlė. Ir savo pasakojimą apie sausį norėčiau pradėti apie tai, kągi gauna mūsų vakarėlių šeimininkės, organizuodamos vakarėlius sausio mėnesį. Taigi pažiūrėkime. Visą tai, kas ant šito stalo, sausį vakarėlių šeimininkės gali gauti dovanų. Jos gali rinktis arba Allegro seriją, arba Clear dubenėlius. Mes turime 2 pasiūlymus, todėl, kad sausį bus vakarėlių iš tiesų labai daug, nes mes turim labai daug šaunių pasiūlymų, apie juos sužinosite kiek vėliau. O dabar pažiūrėkite, kokias dovanas jūs galite padovanoti savo. Pirmas pasirinkimas tai yra padėkos dovanėlį už surengtą vakarėlį, jeigu vakarėlis siekia bent jau 100 eurų. Yra gražus Allegro gyvatukas, štai toks auksinis su raudonu kombinuotas įvairiem užkandukams susidėti, ar alyvuogėm, ar kitiems smulkiem tokiem užkandžiam. Ir 2 dubenėliai po 275 ml. Lapkričio mėnesį vakarėlių organizatorės galėjo gauti kitus Allegro, va štai iš tos pačios serijos kitus dydžius, tai dabar galima papildomai prisikomplektuoti ir turėti pilnesnę kolekciją. Bet jeigu jūs nenorite Allegro dubenėlių gyvatuko, jūs galite rinktis Clear indelį 1,8 litro ir jį sudėti tiek skanumynus, šiuo atveju pas mane sudėti guminukai, arba riešutus, arba kokius birius produktus, tai yra tai, ką jūs norite jame laikyti, o gal arbatą, ar kavą, ar kitus dalykus. Taigi, arba gyvatukas su dubenėliais, arba 1,8 litro Clear indelis, bet nepriklausomai ar pasirinko tą ar tą. Pirmojo lygio dovanėlį jūs galite rinktis, nesvarbu kurią, tai yra jūs galite miksuoti abi 2 kolekcijas. Ir pirmo lygio dovanėlė iš Allegro serijos yra 5 litrų, iš tiesų labai gražus, auksiniai raudonas Allegro dubuo. Taigi jūs galite rinktis gyvatuką su dubenėliais arba Allegro dubenį, arba štai tokį rinkinuką priklausomai nuo to, ko jūs norite. Jeigu pasiekėte pirmą lygį vakarėlio ir nenorite štai šito dubenėlio, jūs galite rinktis iš anos serijos. Ir šiuo atveju mes turime 2 indelius, tai yra 780 ml ir 1,3 litrų talpos, 2 šaunius Clear indelius, kuriuos puikiausiai galėsite prisiderinti prieš tai šito ir puikiausiai savo laikyti susidėjus visus savo skanėstus ar, kaip minėjau, birius produktus. Kai pasiekėme antrą lygį, tai yra 300 eurų, tada vakarėlio šeimininkė gali rinktis arba iš Allegro serijos 5 litrų dubenį, 3,5 litro dubenį ir 2 mažylius dubenėlius, 275 ir padėkos dovanėlę štai šitą, tai yra Allegro gyvatuką ir 2 dubenėlius, tai gali būti už 300 lygių kombinacija štai tokia, arba galima kombinuoti su tais daiktais ir mes turime padėkos dovanėlę 1,8 litro ir už 300 lygį turim 2 po 700 ml, 780, 1,3, 1,320 ir padėkos dovanėlę štai šitą, arba galima rinktis aną. Taigi jūsų pasirinkimas, kaip jūs susikombinuosite savo dovaną, kokią jūs pasirinksite, iš tikrųjų yra iš ko rinktis, dovanos gražios, bet reikia tik tai organizuoti vakarėlius ir tai padovanoti savo. Organizuojant vakarėlius mes turėsime labai daug įvairiausių temų. Štai aš rankoje turiu brošiūrą, joje rasite netgi 5 receptus įvairiausiomis temomis ir pati brošiūros pradžia yra įvairiausi kepimo vakarėliai. Ir kokiusgi kepimo vakarėlius mes organizuosime sausį? Ogi, pirmas bus siurprizų vakarėlis ir mes gaminsime siurprizus, tai yra tokius kaip činipatį ar arančinį vakarėlius ir gaminsime įvairiausius kukuliukus, tiek pailgus, tiek apvalius, iš įvairiausių dalykų. Jeigu pažiūrėtumėt filmuką, matytumėt, kad tai galima daryti ryžius įvairiausios skonio su įvairiausiais įdarais. Galima daryti ir bulvių košę įdarytą, tiek mėsa, tiek daržovėm, tiek kitais dalykais. Galima daryti ir varškę įdarytą riešutais, ar faršą įdarytą mėsa. Principas labai paprastas, faršą įdarytą mėsa, faršą įdarytą daržovėmis greičiau. Principas labai paprastas, štai šita formelė turi iš abiejų pusių tokias kaip kiaurymės. Vienos pusėje kiaurymė yra apvali, kitoj pusėje kiaurymė yra pailga. Mes plonai patepam aliejų, dedam pavyzdžiui štai čia ryžius, uždedam žiedą, štai šitų spaustukų įspaudžiame skylę. Kaip tik tai pakyla mūsų ryžiai, kad galėtume įdėti įdarą, tada dedam įdarą, dar šiek tiek ryžių, užspaudžiam ir ryšiam ant gražų kukuliuką, kurį bereikia aptepti
ar kiaušinio, ar kažko tai kitu, arba elementariausiai vandeniu ir apibarstyti kažkuo ir iškepti orkaitėje. Taip galima formuoti sušius, įvairiausius desertus, įvairiausius užkandžius, tiek pailgus, tiek apvalius. Taigi siurprizų vakarėliai bus labai smagus. Dargi darysime prancūziškų ragelių vakarėlius, nes mes turime ragelių formą, kuri yra dvipusė. Vienoje pusėje jūs galite pasigaminti 8 ragelius, tokius didesnius, ir kitoje pusėje jūs galite su kitos pusės pagalbos galite pasigaminti 16 ragelių. Abiejose pusėse yra tokios vietos, kur gavę prisiklijuokite neslystančias kojytes, jos bus rinkinyje. Yra šaukštelis, kurį galite prisitvirtinti ir būtent galėsite įdėti ragelį tiek įdaro, kad niekas neišgriūtų jum per šonus, be formuojant ragelį. Principas gamybos yra be galo paprastas. Mums reikia pasigaminti norimą tešlą arba nusipirkti gatavą. Ją išsikočioti, dėti ant ragelių formos korpuso vienos pusės arba ant kitos, kokius norite daryti. Tada pravažiuoti koščėlų, bet šitos dalys yra labai aštrus. Mūsų ragelis jisai susipjaustys į tas dalis ir tada dedam įdarą ir įdaras įkrinta iš šitą duobutę. Taigi, kai suksime ragelį, įdaras neiškris per šonus. Tada dedame silikoninį padėkliuką, aptepam kiaušiniu ar vandeniu, apibarstom įvairiausiam sėklytėm ir kepam ragelius tiek saldžius, tiek nesaldžius, kokius jūs tik pageidavote. Dargi galite taip supjaustyti tešlą ir kepti vienodas picutes, galite prakočioti duoną ir supjaustyti vienodais trikampiniais sumuštiniais. Na, variantų be galo daug, netgi uždėję ant pyrago, taip spūstelėję, jūs tortą ir pyragą padalinsit į vienodas dalis. O jeigu apibarstysit cukraus pudrą, netgi būsit papuošę vienodais gabaliukais. Gražiais tokiais kaip piešinukais. Taigi turime puikų ragelių korpusą. Na ir naujiena, tikiu dar tokio neturit, o galbūt jau esat matę pas Supervarę demonstruotojus, tai yra Ultra Pro rageliai. O štai tokie 4 rinkinyje yra. Principas labai paprastas, mes pasigaminę tešlą arba ją ištisai arba juostelę užsukam ant ragelio, kepame orkaitėje ir turime ragelius. Jeigu užsuksite didelį, bus didelis ragelis, galite sukti iki pusės, tai bus mažesnis ragelis. Pripildysit norimos mišrainės ar norimo kremo ir turėsite šauniausią užkandį, tokį kaip vieno kąsnio, ar kaip norit be lėkščių pateikti, ar kažkur į gamtą išvykę skaniausius užkandžius galėsit pateikti. Bet taip supylę tešlą jūs galite įsikepti kaip ir keksiukus ir išėmę juos dekoruoti ir turėti į eglutes panašius kepinius. Mesgi dar turim tokį pjautuką, kurio pagalba mes galime išpjauti štai šitus ragelius, o kai ragelių juosteles, o kai nenaudojame, mes visą tai suspaudžiame, kad nepasimestų ir turime štai tokį puikų rinkinuką, kur galėsime prisigaminti įvairiausių gėrybių. Jeigu tingite gaminti tešlą, tai štai čia rasite puikią idėją, kaip galima paėmus elementarų lavašą, jį užsukti, užsmeigti smeigtuku, iškepti ir pasigaminti lavašo ragelį. Taigi ragelių ledam ar užkandžiam iš tikrųjų nebereikės pirkti ir mes patys prisikursim įvairiausių variantų. Taigi kviečiame organizuoti kepimo vakarėlius. Na, o jeigu jums ne prie širdies kepimas, organizuokite punčo vakarėlius. Punčo vakarėliai visada bus be galo smagus ir energingi. Ir ką mes turim pasiūlyti punčo vakarėliui? Mes turime pasiūlyti didelį matavimo 2 litrų ąsotį, kuriame jūs galėsite be abejo panaudoti ir kepimo vakarėlį, nes jisai turi daug ir matavimo skalių ir jūs galite jį taip uždengti, kad galima va štai čia va nukošti, čia galima puikiausiai pilti. Na, žodžiu, ąsotis turi daug puikių variantų, bet kodėl jisai mums pasiūlytas punčo vakarėliui? Todėl, kad prie jo puikiai dera šeimininkės rinkinys, kuriame yra puiki sulčiaspaudė ir mes galime įsispausti daug sulčių ir maišyti jos, pavyzdžiui, su šampanu ar gazuotu vandeniu ir turėti puikiausius kokteilius. Bet be abejo, galite naudoti ir plakimui, taigi kepimo vakarėlį. Ką mes turime dar šitam šauniam rinkinyje? Kaip jau rodžiau, turim šeimininkės rinkinį, kuris susideda iš sulčiaspaudę. Sulčiaspaudę galite uždėti tiek ant šito indelio, tiek ant ąsočio, kaip minėjau, tiek ant greitkračio, kuris irgi yra štai šitam rinkinyje. Turime tarkutę, su kurio pagalba nutarkuosime apelsino žievelę, arba sutarkuosim imbierą, jeigu jums reikia kepimo vakarėlių imbiero, kur nors idealiai galėsit sutarkuoti. Taip pat arbatę ar kažkokiam gėrimui jūs irgi puikiausiai galėsite prisitarkuoti imbiero. Na ir aišku, labiau gal ne punčio vakarėlių, o kepimo vakarėlių pravers kiaušinio trynio atskirėjas.
Kai jūs viso tai nenaudojate, galite va štai šitaip gražiai sudėti vieną ant kito ir tai tikrai neužims daug vietos ir galėsite savo saugiai pasidėti. Ir prie ąsočio plakimų ir sulčiaspaudės, tam rinkinyje mes turime greitkratį, nes koksgi punšo vakarėlis ar kokteilių vakarėlis be įvairiausių kokteilių, kuriuos galėsite susiplakti su greitkračiu, bet taip pat galėsite susiplakti ir blynam tešlą, ir omletą, ir padažą, ir įvairiausių salotų užpilus, ar kokį nors kokteilį, pavyzdžiui, elementariausiai sudėję braškes užpylę pienu, paplakę jūs turėsite puikiausią, skaniausią kokteilį. Taigi turim štai tokį rinkinuką daryti gėrimą ir ne tik. Jeigu norime į gėrimą įdėti kokio nors alkoholio, pavyzdžiui, vyno, aišku, mums reikia vyno kamščiatraukio ir dažnai būna, kad mums sudėtinga su įvairiais kamščiatraukės daryti. Šitas yra labai paprastas, mes uždedam ant butelio, statome šitą dalį ir sukam ir pats kamštis iškyla į viršų. Viskas elementaru, tada bereikia išsukti ir išimti ir kamštis iškrinta. Jokių būdų nelenkite va štai šitų kojų, to nereikia daryti. Tai ne tas kamščiatraukis, kurį reikia va šitaip lenkti. Ir kai jūs ją nenaudojate, paprasčiausiai pasidėsite ant stalo. Dar prie punšo vakarėlio be abejo labai tiks įvairiausios gertuvės. Aš dar neturiu tikrojo pavyzdžio, tai yra šita didžioji 2 litrų gertuvė bus rožinės spalvos su rožinė rankenėlė. Ir didžioji turi štai va tokį va klapaniuką, jeigu jūs norite atsigerti ar įpilti, mums nereikia atsukti papildomai kakliuko, dargi turi rankenėlę, už kurios patogu nešti. Ir turime mažesnę naujovę, tai yra 1,5 litro gertuvę su pilnai užsukamu dangteliu. Rankenėlę galima įsigyti atskirai ir ją prisitvirtinti kaip štai prie šitos gertuvės. Taigi puikiausiai jūs galite įsigyti tiek tas, įsigydami 3 jūs automatiškai sutaupote. Ta informacija jūs rasite mūsų brošiūroje prie punšo vakarėlio. Na, o dargi, šitas grožybės šiek tiek patrauksime į šalį. Dargi prie to vakarėlio, kokteilių vakarėlio temos mes turime didelį dubenį. Aišku, jūs puikiai tiks ir kepimo vakarėlį, bet šiuo atveju mes rekomenduojame jį primesti ledukų, įstatyti šampaną ir turėti kaip didelį šampano kibirėlį, ar pagaminti daug punšo ir jį su samčiu pilstyti į įvairiausias taures. Taigi dubuo vienas, 10 litrų talpos, bet galimybių iš tikrųjų daug. Nieks ir agurkų jums nedraudžia jame užraukti, ar pasigaminti daug mėlynės tešlos, ar didelę žąsį, ar keletą vištų susimarinuoti, ar kokius bulvių tarkius cepelinam sumaišyti, dengti su visiškai sandariu dangčiu, turi va štai tokias puikias rankenas, tai kur nors vykstant į sodą, ar į gamtą, ar dar kur jums reikia, jį patogu labai pasiimti su savim. O štai paslėpiau dar 2 dėžutės iš to pačio vakarėlio temos, tai 2 dėžutės po 350 ml įvairiam užkandžiam, ledukam, ar mėtų lapeliam ir kitiem dalykam, kurių mums reikės organizuojant štai šitą vakarėlį. Štai jau turime 2 vakarėlių temas, turim kepimo vakarėlį, turim punšo gėrimų vakarėlį, kuris labai kombinuotas ir su mūsų kepimo vakarėliu. Na ir sekanti vakarėlio tema yra be abejo serviravimo. Nes jeigu jau mes kažką išsikepėm, kažką pasigaminam gėrimų, reikia kažkur tai ir paserviruoti. Ir šiuo atveju mes turim štai šitą puikią prabangą, tai yra skaidrus indus, primenančius stiklą su sandariais dangčiais. Mes turime mėlynis dangčiais šiuo momentu. Ir prabanga pagaminta taip, kad jinai yra lengva. Negaliu sakyti, kad nedūžtanti, nes jeigu su pilna mišrainė jūs numesite ant plytelių, tikrai gali indas suskilti. Bet jeigu netyčia iškris tuščias iš rankų, jis tikrai jums nesuduš. Pats indas nesveria, tai yra jis yra lengvutis. Ten stalo indas stovi tik su tuo svoriu, kas yra viduje, tai netgi vaikui nesunku bus pakelti ir įsidėti tai, ką jisai nori. Tokiu būdu jūs galite susiruošti vaišes prieš balių, uždengti dangtį ir pasidėti arba į šaldytuvą ar į balkoną ir kai susirinko svečiai, tik atidengti dangčius. Taip pat jūs galite naudoti šitus indus ir kaip kupolus. Jeigu pagaminote kažką, pavyzdžiui, prisikėpėt bandelių, galite uždengti lėkštėje ar uždengti karštą maistą, kad jis ne taip greitai atšaltų. Arba naudoti va tokiu būdu, uždaryti aukštyn kojom ir naudoti kaip mini tortinę. Ir nebūtinai mini, nes mes juos turime netgi 3 dydžių puikų rinkinuką. Tai yra 2,1, 3,5 ir, apgavau, netgi 4 dydžių puikų rinkinuką. Va.
1,1, 2,1, 3,5 ir 6 litrų dubuo gražiame rinkinyje. Taigi jūsų stalas bus gražus, nuostabus, puikiai padengtas ir gražiai paserviruotas. Aš dargi mėgstu, kai serviruoju stalą, dangtelį padėti po dubeniu, tam, kad labai gražiai atrodo ant staltiesės, tai yra ant baltos staltiesės, taip padėtas dubuo ne taip gražiai žiūrisi, taip jisai žiūrisi gražiau, bet ne vien tik todėl, dažnai būna, kad kai mes paimam dubenį iš jo vietos, tai vieta staigiai užsipildo. Jeigu mes paliekame dangtį, tai automatiškai paėmęs galime grąžinti į tą pačią vietą ir visada stalas bus gražus ir tvarkingas. Bet jeigu turim dubenis, be abejo, mums reikia ir kažkokios tai lėkštės. Mes turime 2 litrų didelę plokščią lėkštę, mūsų silkiam pataluose, želėžiedui serviruoti, įvairiom užpiltiniam padaryti, užkandukam susidėti. Irgi su dangčiu jums patogu bus susiruošus viską padėti šaldytuvą ar vežti su savim. Uždarant dangtį, svarbu, kad dangtis padarytų trakšt, tada jisai užsidarė visiškai sandariai, mes jį galim puikiausiai transportuoti. O jeigu yra dideli indai, be abejo, mums reikia ir mažesnių. Ir jūs turbūt ant stalo matote 2 mažylius, tai yra 0,5 litro ir, oi, kad neapgaučiau, 275 ml talpos dubenukai, kuriuos galima įsigyti atskirai arba įsigyti rinkinius po 4, jūs gerokai sutaupote ir savo stalą papildysite mažyliais, į kuriuos galėsite sudėti įvairiausius užtepukus, alyvuoges, duonytes, agurkėlius, svogūnėlius, visus kitus dalykus, kuriuos mes serviruojam būtent mažuosiuose induose. Taigi štai tokį puikų turime serviravimo temos vakarėlį. Ta knygutė vis keliauja iš vienos pusės į kitą, ji tokia pakankamai stora. Taigi mes joje dar rasime laikymo vakarėlį, tai yra tvarkos spintelėje vakarėlį. Jeigu mes gaminam punčius, mums be abejo, tai reikės tai cukraus, tai miltų, tai kruopų, tai dar kitokių dalykų. Ir aš turiu rankose dėžutes, kurios vadinasi laiko sargas. Kodėl jos vadinasi laiko sargas? Paimsiu būtent tą dėžutę, kurioje labai aktualus produktas yra sudėtas į vidų. Viršuje dėžutės mes turime štai tokį suktuką. Tas suktukas tai ne tam skirtas susistatyti, kada mes nusipirkome tas kruopas, bet kai nusipirkam kruopas, ant jų būna parašyta, pavyzdžiui, makaronus. Vienus virti 6 minutės, kitus virti 11 minučių, kitas virti netgi 15 minučių. Ir kai mes turim pakuotę, mums viskas aišku, bet kai perpilam, mes jau nebežinom, kaip reikės virti. Taigi galima visada užsistatyti laiką, kad, pavyzdžiui, šitus makaronus virti 10 minučių ir visi paėmę iš dėžutės žinos, kad būtent šitus makaronus reikia virti 10 minučių. Mes turime jas netgi 4 dydžių, turime 320 ml, mintinai net neišmokau, turim 800 ml, 1,25 litro ir 1,7 litro dėžutes ir įsigyjant 2 rinkinukus, jūs 3 rinkinuką, ne tokius, bet šiek tiek kitos sudėties, jūs 3 rinkinuką gaunate nemokamai, taigi irgi brošiūroje rasite, kaip galima įsigyti dėžutes, gerokai sutaupant. Kai jūs jas sustatote į spintelę, matote, aš kombinuoju jas tarpusavy, bet vis išgaunu tą patį aukštį, jūs matote pro priekinį langelį, kas yra įdėta į vidų, jūs užpildote savo spintelės ertmę. Mums patogu paimti iš priekio tą dėžutę, nes mums čia tilpa pirštukai, kai dangteliai susiremia tarpusavyje. Tas dangtelis labai paprastai atsidaro, pilnai va taip, ir paeiliui mes į tokį turim išgirsti trakštelimą, mes puikiausiai jį uždarom visiškai sandariai, kad galėtumėm dėti į spintelę. Aišku, mano šitose dėžutėse jau rasite ne vien tik tai, ką reikia virti tam tikrą laiką, pavyzdžiui, cukrų, mes nesvarbu, kiek laiko virti, nes jis yra neverdamas. Arba saldainius galite susipilti, jeigu norite jos būtent čia laikyti. Taigi puikus variantas jos naudoti ir tokiem dalykam. Tai yra nebūtinai tas, kas yra fiksuoto virimo laiko. Taigi mes jau turim kepimo vakarėlį, turim punčio vakarėlį, turim serviravimo vakarėlį, turime laikymo vakarėlį, bet vasarį mes turim Valentino dieną. Todėl 2 paskutinės vasario savaitės mes turim kažką tai ypatingo tai progai ir Valentino dienai. Mes turim, iš meilės net ir bulves ir morkas pradėsime skusti. Mes turime 2 puikius skustukus su širdėle ant koto. Tai yra 2 šaunius skustukus, skirtus skusti daržovėm. Turim 2 rožinės dėžutes, pavadintas flamingo dėžutes, jos visiškai vienodo dydžio, tokius kaip austriukus. Juos galima netgi sujungti vieną su kitu.
jeigu jūs norite, va tokiu va atvirkštiniu būdu, susidėję užkandžius, jūs galite juos ir kitą dėžutę uždarau, jūs galite va taip susijungti, kad jums rankinėje kažkur tai nepasimestų, tai irgi variantas toksai yra. Ir dar turime 2 grožybės, tai yra 2 pietų dėžutės, mergaitė ir berniukui, arba būtinai gali būti vien mergaitė ar vien berniukui, tai yra 2 tokias pusmėnuliukio dėžutės jūsų užkandžiam ar reikmėm kažkokiom smulkmenėlėm susidėti. Iš tiesų be galo gražios, be galo žaismingos ir tikiu, kad jūsų vaikams tikrai patiks. O jeigu einate pas mažylį svečius, galite pripilti saldainių ir padovanoti jam tokią dėžutę. Tai tuo pačiu jis turės ir naudingą dėžutę, pavyzdžiui, pieštukam ar gumytėm plaukam ar savo užkandžiam susidėti ir be abejo džiaugsis viduje esančiais saldainiais. Taigi turim Valentino dienos vakarėlį ir dar vieną dalyką pamiršau pasakyti. Mes visada džiaugiamės, kai turim galimybę su nuolaida įsigyti žirklį. Žirklių aš namuose turiu ne vieną ir ne 2, turbūt gal visas 3, kiekvienam kambarį vis guli po žirklės, nes žirklių vis prireikia atkirpti kažkam tai. Tupperware žirklės yra ypatingos, jos išsiardo į 2 dalis ir viena žirklių dalis yra dantyta, kita žirklių dalis yra lygi. Ką tai duoda? Tai duoda tai, kad mes labai lengvai karpame ne tik popierių, ne tik medžiagą, bet labai lengvai karpame ir įvairiausius maistinius dalykus. Pavyzdžiui, krapus ar kokias žolėles tiesiai į salotas. Arba darinėjant žuvį, kai mums reikia nukirpti telekus ir įvairiausio uodegos gabalą, mes puikiausiai galime jas panaudoti. Netgi galima paimti va štai šitą dantytą dalį ir idealiai tinka skusti žuviai. Ir kai mūsų viena viešnia davė patarimą, sako, aš tai niekada taip žuvies neskutu, kad viskas taškytųsi į sienas. Aš, sako, žuvį dedu į maišą, pasmeigiu vieną žirklių dalim, o kita žirklių dalim puikiausiai nuskuto. Jūsų žirklės niekada, kai būdavo anksčiau tos paprastos žirklės virtuvėje, čia prisimeta įvairiausio purvo, tai jūsų žirklėm tikrai taip neatsitiks, kadangi jos išsiardo ir visada jas galėsite švariai išplauti. Rankenos ergonomiškos, nuoširdžiai rekomenduoju. Superinės žirklės, bet jas galima įsigyti tik pirmas 2 sausio savaitės, taigi nepramiegokite ir būtinai jas įsigykite. Na, turbūt papasakau apie viską, kas yra ant šito stalo, jeigu pakartočiau. Tai yra kepimo vakarėlis, gėrimų punšo vakarėlis, serviravimo vakarėlis, laikymo vakarėlis, žirklės 1-2 savaitę ir Valentino dienos vakarėlis su puikiais kustukais ir šauniomis dėžutėmis tiek su paveiksliukais tiek be. Taigi šaunių jum vakarėlių ir gerų jausmų, juos organizuojant, skanių kepinių ir smagaus laiko. Bet, vieną dalyką, kurį aš pamiršau pasakyti, nesvarbu kokiam vakarėlį. Tai yra įsigijęs virš 50 €, kiekvienas klientas gali įsigyti štai šitą 3 litrų užsukamą 3 litrinę, ar kaip pavadinti, indą su sandariu dangčiu, į kurį galėsi tiek šašlykų susidėti, tiek agurkų susirauti ar sausus pusryčius susipilti už specialią kainą. Taigi šaunių vakarėlių sausio mėnesį ir nuostabaus laiko juose. Iki pasimatymo Tupperware vakarėliuose.